Man žodis laimė tai yra tai, kas nėra jausmas, tai, kas yra už jausmų, už įsivaizdavimų, už apibrėžimų, tai, kas neturi jokių sąlygų. Laimė tai yra ryšys su savo esybė. Kai patiriu, kad yra ne tik tais kūnas, ne tik tais protas, bet kad yra kažkas žymiai, žymiai daugiau. Ir tai esu aš. Tada yra laimė. Kas man yra šeima? Aš papasakosiu tokią istoriją, kaip mes su Jurga sprendėm. Mes, kai susitikom, mes jau buvom abu turėję po vieną santuoką. Ir nei jai, nei man nebuvo tokio, tarsi, kad, žinai, noriu vestuvių, čia būtinai reikia. Ir mes atsimenu sėdėjom ir taip, gerai, kartu, taip, kartu, nėra jokių abejonių. Ok, ar mes norim vaikų? Norim. Tai būtų praktiška, būtų žymiai paprasčiau gyventi, jeigu būtų šeima. Taip, mums fainai, gerai. Tai tada darom, tada kuriam šeimą. Tai man šeima buvo pasirinkimas. Ir vienas niuansas dar tame buvo, kad mes priėjom prie tos vietos, kur mum abiem kažkodėl atrodė, kad tuokiantis reikės duoti priesaiką. Nu, ta tokia, kaip filmuose sako, ir ten amžinai, ir ten taip toliau. Ir mes sėdėm abu ir jaučiam, klausyk, bet aš negaliu pažadėti, kad tai bus amžinai. Ne todėl, kad aš nenoriu, o todėl, kad aš nežinau, kas bus už 10 metų. Aš negaliu atspėti ateities. Tai jeigu aš sakysiu, kad tikrai viskas bus amžinai, tai bus melas. Ir mes abu tokie sėdėm, galvojam, ką šitą daryti. Bet juokingiausia buvo tai, kad metrikacijos skyriui, kai tu darai, tai ten žodžiai visai netokie. Ir viso to nebuvo. Ir mes tokie, kaip čia nepameluoti, išlikti nuoširdžiais. Tai mes supratom, kad mums tas formalus procesas, jis buvo tik tais socialinė prizmė. Bet mūsų šeima yra pasirinkimas. Mūsų šeima yra pasirinkimas eiti kartu, palaikyti vienas kitą mūsų dvasiniam kely ir suteikti kitam laisvę, kad jis būtų savim. Man laimė šeimoje yra išdrįsti, leisti mano šeimos nariam būti savim. Turėti drąsos, atjautos ir meilės, nebandyti iš jų nulipdyti kažko, kas man atrodo. Ir tiesiog leisti jiems kleistis ir klestėti. Taip, kaip jų siela labiausiai nori. Kas liečia vaikus, tai nubrėžti tam tikras ribas, priklausomai nuo jų amžiaus, kad jie būtų saugus, kad jie turėtų į ką atsiremti ir tada tame konteineryje galėtų kurti, galėtų žaisti, galėtų džiaugtis. Nes jie žino, kad yra erdvė, kurioje jie yra saugus ir tada, kai aš matau, kad mes tai darom, man tai yra laimė šeimoje.